Prašom atsistoti. Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Viešpatie, tu esi mūsų tėvas, mes molis, o tu puodžius. Mes visi tavo rankų darbas. Šiais žodžiais iš Izaijo 64 skyriaus pradedame šios Viešpaties dienos pamaldas, vardant Dievo šventoje trejybėje vienu. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Pakviesiu giedoti 50-ąją psalmę. Kas turite jėgų, likite atsistoję. Prieš išpažįstą nuodėmes reikia prisėsti, apmąstyti Dievo žodį. Paklausykite šiandien iš 119 psalmės. Pati ilgiausia psalmė, bet ne visą ją skaitysim nuo 65 iki 80 eilutės. Viešpatie, tu darei savo tarnui gerą, kai buvai pažadėjęs. Mokyk mane teisingai nuspręsti ir pasirinkti, nes aš patikėjau tavo įsakymais. Nuklydęs ir pažemintas buvau, bet dabar klausau tavo žodžio. Tu esi geras ir darai gerą. Mokyk mane savo nuostatų. Šmeižtais drabsto mane pasipūtėliai, bet aš nuoširdžiai tavo potvarkių laikausi. Jų širdis vieni riebalai, o aš gėriuosi tavo įstatymu.
Naudinga man buvo nukentėti, kad tavo nuostatų pasimokyčiau. Man buvo įstatymas brangesnis už daugybę aukso ir sidabro. Tavo rankos padarė ir suformavo mane. Suteik man išminties suprasti tavo įsakymus. Kurie tavęs bijo, džiaugiasi mane matydami, nes tavo žodžiu pasitikiu. Viešpatie, žinau, jog teisingi tavo sprendimai ir teisingai mane nubaudei. Paguosk dabar mane savo malonę, kaip esi savo tarnui žadėjęs. Būk gailestingas, kad išlikčiau gyvas, nes gėrėsiuosi tavo įstatymu. Sugėdinti tebūna išdidieji, nes jie be priežasties puolė mane. Aš mąstysiu apie tavo potvarkius. Tesigręžia į mane, kurie mane tavęs bijo, kurie pažino tavo liudijimus. Tegu mano širdis nepažeidžia nuostatų tavo, kad nebūčiau sugėdintas. Psalmininkas pasakoja savo istoriją, sako, aš buvau tavo sukurtas, kalba apie ir laiką, kai jis nenorėjo pažinti Dievo žodžio, matomai užėjo tam tikras vargas, ar suspaudimas, ar išbandymai, bet sako, aš laimingas, kad užėjo tie suspaudimai, išbandymai ir dabar jisai savo nuostatą apibūdina ir būseną, sako, man tavo įstatymas brangesnis už daugybę aukso ir sidabro. Ir jei būsime sąžiningi, mes prieš 4 savaitės kalbėjome apie tos 2 šeimininkus, kuriuos mes pasirenkame. Ir juos renkamės nuolat. Rinkomės ne tik prieš 4 savaitės vieną sekmanį, bet renkamės nuolat. Nuolat renkamės tai, kas mums brangiau. Ir čia net nesvarbu, ką mes garsiai atsakom, bet tas pasirinkimas vyksta viduj. Ir jeigu mes branginam jo žodį, mes natūralu, kad jam rasim laiko. Rasim laiko kiekvieną dieną ar kažkiek apmastyti, paskaityti, galbūt paskaityti kitos literatūros apie tai ir galėsim jį taikyti. Ir vėl psalmininkas kalba apie tuos, kurie netaikė Dievo žodžio savo gyvenime ir apie tuos, kurie taikė Dievo žodį. Ir paprašysiu atsistoti maldai, išpažinsime nuodėmes ir prašysime Dievo gailestingumo. Viešpatie Dieve, esam tavo akivaizdoj šią viešpaties dieną, šį sekmadienį. Ačiū už tavo žodį, už šią 119 psalmę, kur psalmininkas kalba, kaip viešpatie tu jį sukūrei, tu jį vedei, tu jį išmėginai. Ir dabar jo pozicija, jo širdies nuostata yra, kad jam tavo žodis yra brangesnis už bet kokį auksą, sidabrą, kas yra didžiausios vertybės šiame pasaulyje, tiems, kurie nemato viešpatės, kurie nepažįsta viešpatės. Ir viešpatė mes dėja, nors turime tavo žodį, kas yra didelis mūsų pranašumas, kaip ir nagrinėjome laiške romiečiams, viešpatė mes pamirštame, kaip tame palyginime, kad šio pasaulio rūpesčiai ir turtų apgaulė užgožia tavo žodį ir jis tampa nevaisingas ir mes nenešame tau vaisiaus ir nusidedame. Viešpate, mes pripažįstame, kad esame nusidėjėliai ir atsiprašome, viešpate, tavęs nieko negalim prašyti, tik viešpate pripažinti, kad esame kalti ir maldauti tavo gailestingumą. Viešpate, atleisk mums, atleisk man. Viešpate, atleisk, kur mes teisėme vieni kitus, smerkėme vieni kitus, galvojom, kad mes esam geresni už savo brolius, seseris ar už netikinčius, bet nežiūrėjom į tave. Viešpate, ačiū už tavo gailestingumą. Ačiū už tavo auką, viešpate, kad atėjai į šią žemę išgelbėti nusidėjėlių. Tai yra mūsų. Dėkojame tau, viešpatės, Jėzaus vardu. Amen. Galite prisėsti ir giedosime atgailos giesmę. Pasilikime dar toj atgailos atmosferoje ir
Giedokime 279 giesmės pirmus 3 posmelius. Dievo malonės žodis iš pranašo Jeremijo 31 skyriaus nuo 31 iki 34 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kad ta sandora nauja tai yra kalba apie tai, ką viešpats padarys mūsų širdyse. Netgi ne ką mes padarysim, bet ką viešpats padarys mūsų širdyse. Ateina dienos, kai aš padarysiu su Izraeliu ir Judu naują sandorą, sako viešpats. Ne tokią sandorą, kokią padariau su jų tėvais, kai paėmęs juos už rankos išvedžiau iš Egipto žemės. Jie sulaužė mano sandorą, nors aš buvau jų valdovas. Štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais. Toms dienoms praėjus, aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų ir įrašysiu į jų širdis. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada ne vienas nebemokys savo artimo ir nebesakys savo broliui, pažink viešpatį. Jie visi, nuo mažiausio iki didžiausio, mane pažins. Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Mes matom, pranašas kalba apie būsimą laiką, apie naują sandorą, apie tada, kada Dievo tauta bus sutaikyta su kūrėju, su Dievu, jie grįž pas jį ir matom, iniciatyva yra Dievo rankose, sako, aš buvau jų valdovas, jis grįžta vėl būti jo valdovu, valdovas, kuris valdo, kuris, netgi galim naudoti žodį, kontroliuoja, veda. Ir sako, aš įdėsiu įstatymą, tai kalba apie tai, kaip, sako, jie patys norės
pažinti, jie patys bus pilni noro pažinti. Nereikės sakyti, jūs privalote ateiti į bažnyčią. Ne, sakys, mes patys norime eiti į bažnyčią, mes patys norime studijuoti Dievo žodį, nes Dievas įdėjo į mūsų širdis tą troškimą, tą alkį, tą norą gyventi su juo, pažinti jį, ir tai yra ta naujoji sandora. Ir tai yra geroji naujiena apie tai, kai sako, jis atleidžia kaltę toliau. Ir tai yra gera gyventi taikoje su Dievu, kai mūsų nuodėmės atleistos. Todėl tebūna pašlovintas Dievas už gailestingumą mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmės per tikėjimą į Jėzų Kristų. Pakviesiu atsistoti, pagarbinsim trejybę ir išpažinsime savo tikėjimą. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, kaip yra dabar ir kaip visad bus per amžius. Amen. Šiandieną toliau tęsime. Praeitą sekmadienį kalbėjom apie pradžią viešpaties maldos. Turbūt daugelis prisimenat, neseniai nagrinėjome viešpaties maldą kalno pamoksle. Tai paskaitysim Heidelbergo katekizmo 123 klausimą. Sako, koks yra antrasis prašymas. Teteinie tavo karalystė. Tai yra, valdyk mus savo žodžiu ir dvasia, kad mes vis labiau tau paklustume. Išlaikyk ir plėsk savo bažnyčią, sunaikink šėtono darbus, visas jėgas prieš tave sukylančias, visus piktus sumanymus prieš tavo šventą žodį rezgamus, kol bus išbaigta tavo karalystė, kurioje tu būsi viskas visame. Prisimena turbūt, kaip kalbėjome apie šį punktą, kalbėjome apie Dievo karalystę, kuri jau, bet dar ne. Mes matom, kad jau viešpats mus atpirko, atleido kaltes, bet matom, kad sako, dar neišbaigta jau karalystė, dar neatpirkti mūsų kūnai serga, miršta. Mes prašome viešpatės pagalbos, jis dalyvauja, jis padeda, jis valdo, tačiau vis dar vyksta kova. Sako, sunaikink šėtono darbus, plėsk bažnyčią. Dabar yra tas laikas, kada viešpats veikia per savo bažnyčią ir už tai meldžiamės. Koks trečiasis prašymas? Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai yra, duok, kad mes ir visi žmonės atsižadėtume savo valios ir neprieštaraudami klausytume tavo vienintelės geros valios, kad kiekvienas savo pareigas ir pašaukimą atliktume taip noriai ir ištikimai, kaip angelai danguje. Ir vėl, taip kaip renkamės, kas yra mūsų šeimininkas kasdien, taip ir renkamės kieno valią įgyvendinti gyvenime. Arba kas yra mūsų gyvenimo tas autorius to plano. Ir viešpats ne prieš, kad mes planuotume, bet jis prieš tai, kad mes savo planą sakytų, viešpatė mes planuojam, bet šį planą atiduodame tau. Ir tebūna tavo valia. Ir iš tikrųjų, jo valia yra geriausia, kas mums gali nutikti. Mes dažnai bijom, kad viešpas kažką atims. Kaip vaikai, galvodami, kad jis neduos mums kažkokio žaislo. Ir gal neužpyksiu tokį palyginimą, daugelis, žinot, mūsų mylimą šunį šį vakar vedžiojau ir pamačiau netoli kažkokį, nepijosiu to, kaip dvėselinos kaulą ir jis puolė prie jo. Ir aš jam daviau, tikrai aš jį grubiai sutvardžiau, sulaikiau, nes tai buvo blogai jam. Jis nuliūdo, nes aš jam kažko neleidau tai, ko jis labai norėjo. Kai mes grįžom, jis vėl bandė rasti ten ir dažnai mes tokie norim to kažkokio dvėselinos kaulo. Kai viešpats mums paruošęs puotą, skanius patiekalus, kažką gero. Ir tą akimirką, turbūt ir šuo ir dabar galvoja, kad nedaviau jam kažko labai gero. Bet aš jam nedaviau ir jį sudrausminau. Ir grubiai netgi teko sudrausminti, nes jis neklausė manęs. Bet dėl to, kad ta mano kaip šeimininko valia, aš geriau žinau, ko reikia mano šuniui. Taip ir viešpats geriau žino tai, ko reikia mums. Ir jeigu šiandien sakom, kažkas nepatinka, netinka, tai pasiduokime jo valiai.
ir giedokime 150 psalmę. Galite prisėsti. Dar mes nebaigim garbinti viešpatį, dar prašysiu dar visus kartu pagidoti antrą posmelį. Ir nežinau, apie ką jūs galvojate, kai giedate, bet kartais mums reikia kontroliuoti savo protą, nes jis kažkur nuklysta. Man nuklysta, ką aš turėsiu sakyti per pamokslą, galbūt nuklysta jau kažkas eis tarnauti vaikams, kažkas apie pietus galvoja, apie kebabą. Ir, žinot, mintis reikia jas kontroliuoti. Ir aš pakviesiu mąstyti, apie ką mes giedosime, antrą posmelį, sako, sutikite jį ragų gausmu, ragų mes neturim šiandien, neturim turbūt, bet tai yra muzikiniai instrumentai. Tai eina su elektroniniu muzikos instrumentu groja. Paskui, sako, trečia eilutė, paskaitykite, sako, džiaugsmingai muškite būgnu. Ir Džordžas muša būgnu. Tada galite visi pažiūrėti Džordžą, kai Džordžas muša būgnu ir gali drąsiai pamušti būgnu, nebijok. You can, don't afraid to beat because it is written in third verse. Ir karaliui, kurs ateis, ir atsisukim vienas į kitą ir raginkim jį, sakykim, girkite jį, karalių, kurs ateis, gerai? Atsistokim visi, gerai? Ir vieną posmelį pagiedosim ir mąstykim, apie ką giedosim, gerai? Sutikit jį ragų gausmu ir psalterio garsais. Džiaugsmingai muškite būgnu, karalių kurs ateis. Girkite jį, karalių kurs ateis. Garbė karaliui, prisėskite. Iš karto atsiprašau intravertų, kuriems tai buvo sunku padaryti. Bet žinot, darėm dėl viešpatės. Tai ne dėl vieni kitų, aš suprantu, nedrąsu kažką raginti šalia, bet tokia giesmė. Tai mes įgyvendinom ją. Dabar mes paskaitysim Dievo žodį, tada pakviesime vaikus vaikų pamokslų ir tada pasimelsim, gerai? Taigi iš Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus nuo 1 iki 6 eilutės. Everyone have in English outline of sermon? Alexander have, yeah? Okay. Yeah. Okay. Neteiskite, kad nebūtumėt teisiami. Kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisiami. Kokiu saiku seikite,
tokiu jums bus atseikėta. Kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Veidmainiai, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies. Neduokite to, ką šventa šunims, ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Tai yra Dievo žodis. Amen. Pakviesiu vaikus. Kaip laikotės, vaikai? Gerai. Žiūrit, kas čia toks yra? Kažkas galvoja kryžius, bet ne kryžius. Aš negalvoju, kad čia. Negalvoju. Kas čia, kaip manot, kas yra? Rastas. Arba medžio gabalas. Medžių gabalą žinau. Taip, medžio gabalas. O čia yra dantų krapštukas. Aš žinau, kad šis va viduje medžio. Taip. Mes su vaikais nekalbėsime apie akį, kadangi galbūt tai nesaugu būtų parodyti, bet mes kalbėsim apie dantis. Labai panašu. Ar jūs žinote, kad viešpats Jėzus, kai jis gyveno šioje žemėje, jis turėjo profesiją. Jis dirbo kažkokį darbą. Ar jūsų tėveliai irgi kažką turbūt daro, ne? Tėveliai, mamytės. Tai Jėzus irgi prieš pamokslaudamas ir būdamas mokytoju, jis dirbo darbą. Žinot, kokį darbą dirbo? Dailidė arba apdailininku. Aš nežinau, kas. Prie statybų dirbo. Žodžiu, va, su tokiu medžiu dirbo jisai. Jis dirbo prie statybų. Kaip ir mūsų bažnyčia, visi pastebi, kas ateina, kad vyksta statybos, ne? Tai dabar mes jau ateinam prie klausimo jums. Jeigu man kas nors įkrenta tarp dantų, su kuriuo aš turėčiau iškrapštyti? Ar su šitu, ar su šitu? Su šituo. Nėra abejonių, kas su šito, ne? Kaip manot, mergaitės, kaip ar pora manai? Turbūt šitą dantims krapštyti turėčiau. Ar šitą? Kaip manai? Va tą. Taip, šitą. Mantutė, sutarė visi. Visi sutarėm, kad. Ir aš manau, aišku šitą. Viešpats kalba kartais labai paprastai ir netgi linksmai. Mes labai taip skaitome tokiais surūgusiais veidais. Kad aš dabar šitą eisiu laivą. Taip. Tai mes skaitome ir galvojame, ką čia viešpats norėjo pasakyti, rastas. Ir viešpats jis naudoja palyginimus tam, kad mes suprastume. Tai sako, su tokiu rastu dantų neiškrapštysi. Dantims reikalingas toksai mažiukas. Taip. Jeigu kas nors sustringa, nežinau, ar jūsų dantukai turbūt geresni, aš jau vyresnio amžiaus esu. Va šitą žinau, reikia namus. Reikia namus statyti, taip, čia ne tam skirtas, o dantims reikalingas šitas. Tai va, tai prisiminsite, kad dantims reikalingas krapštyti toks, net toks didelis. Taip, kad jis netilps. Taip, ir viešpats, žinot, kartais, kai jūs skaitysite Bibliją ar Bibliją vaikams, visada bandykite suprasti apie tai, ką viešpats norėjo pasakyti. Tai jis būdamas dailidė, arba stalius, arba apdailininkas, jis kalbėjo iš savo terminų. Tai tuoj mes padėsim dabar šitą dalį. Ir paprašysiu atsistoti maldai visų, gerai? Viešpatie Dieve, meldžiamės tavęs prašydami pagalbos prieš Dievo žodžio skelbimą, prieš svarbiausią pamaldų dalį. Viešpatie, meldžiu už kiekvieną, kuris yra šitoj vietoj, kad tu, viešpatie, per savo dvasią kalbėtum, paaiškintum, padėtum pritaikyti gyvenime.
Viešpatie padėk man taip pat ištikimai ir neiškraipant skelbti tavo žodį, tavo garbei ir tavo šloviai. Dėkojame Viešpaties vardu. Amen. Prisėskite. Mūsų kalno pamokslas jau eina į pabaigą. Liko keletas kartų iš kalno pamokslo. Galbūt prisimenat, kad prieš 2 savaitės kalbėjom irgi apie ką kalbėjom, gal kas nors atsimena? Apie rūpesčius, apie nerimą, apie žvirblius. O, prisimena apie žvirblius. Tai matot, prisimenam, galbūt aš tikiuosi, kai paklausiu po 2 savaičių, apie ką kalbėjom, rastą, atsimenu apie rastą. Galbūt neprisiminsite tokios mažos iliustracijos, bet rastą turėtumėt prisiminti. Taip ir čia. Kalbėjom apie žvirblius, apie žvirblių rūšis, bet iš tikrųjų kalbėjom apie mūsų širdį, kas vyksta mūsų širdyje. Ir mes turime 2 pasirinkimus. Arba pasitikėti Viešpačiu, arba nerimauti ir patys bandyti viską spręsti. Viešpats mokė įvairių dalykų, mokė maldą, Viešpatės maldą, Tėve mūsų, prisimenat, mokė kaip melstis, kaip pasninkauti. Ir mato 7 skyriuje kalba apie santykius, apie mūsų tarpusavio santykius. Jau nekalba apie kaip bendrauti su dangišku tėvu, bet kalba, kaip mes elgiamės vieni su kitais. Ir Viešpats ragina, galima sakyti taip labai trumpai, jeigu reikėtų apibendrinti tą vietą, jis ragina 2 dalykus - neteisti ir ragina kažkam neduoti. Jau sako, neduoti šventų dalykų ir perlų, neduoti kiaulėms ir šunims. Ir taip pat, tai mes irgi tarsi į tokias iš 2 dalių pakalbėsime. Pradžioj kalbėsime apie nesmerkimą ir paskui sakysim, o prie ko čia tos kiaulės? Taip jau man iškrenta, kad pasimėtų nemažai apie gyvūnus. Tai žvirbliai, tai kiaulės, tai šunys. Neteiskite. Kas dalyvavote narių susirinkime prieš 2 savaitės, irgi kalbėjom apie tą mūsų norimą kultūrą ir atmosferą, kaip priimti kiekvieną, apkabinti, neteisti ir kurti tą gailestingą bendruomenę. Ir Dievo akyse visi esame kalti ir skolingi. Tiesiog vieni yra šiek tiek daugiau skolingi, bent jau jie taip mato, kiti mažiau. Arba vienų yra nuodėmės išorinės, matoma, o kitų nuodėmės yra vidinės, jos nematomos. Ir pažiūrėkime, iš tikrųjų, nagrinėdami 2 rašto vietas, pažiūrėsime kitas, kad mes geriau matytume tą kontekstą ir suprastume. Evangelija pagal Joną, 8 skyrius, žinoma vieta, aš vis sustabdysiu, skaitant, kad, žinome, rašto žinovai ir fariziejai atvedė pas jį moterį sugautą svetimaujant. Jau iš karto, jeigu skaitant paprastai, matom, kad ji negalėjo svetimauti viena, ją atvedė, bet vyrą kažkodėl neatvedė. Reiškia, jau jie veidmainiauja prieš Viešpatį ir bando jį kažkaip sugauti kalboj ir jie jau yra nesažiningi ir jau veidmainiauja. Toliau skaitome, pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo pagauta svetimaujant. Mozė įstatymė mums įsakė tokias užmėtyti akmenimis. O ką tu pasakysi? Ir atrodo paprastas klausimas, bet Viešpats, jis tuo metu gyveno Romos imperijoje, galiojo Romos imperijos įstatymai ir tuo metu Romos imperija neleido žydams užmušti akmenimis arba neleido įgyvendinti mirties bausmę. Jeigu Jėzus pasakytų, kad gerai užmuškime, tai jie tada paskųstų Jėzų romėnams, kad jis yra sukilėlis, nesilaiko įstatymų ir patį Jėzų reikėtų nubausti. Jeigu jis pasakys, kad nereikia užmušti, reiškia, jis nesilaiko Mozės įstatymų. Ir tarsi padėtis be išeities. Ir
Toliau skaitome nuo 6 eilutės. Jie tai sakė, mėgindami jį, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus, jų nepaisydamas, pasilenkęs rašė pirštu ant žemės. Jiems nesiliaujant klausinėti, jis atsitiesė ir tarė, kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia ją akmenį. Jėzus liepia įgyvendinti mirties bausmę. Mes kartais taip skaitom, galvojam, bet jis laikosi Mozės įstatymo ir sako, taip, tik tai sako tvarka, pirmas mes tas, kuris be nuodėmės. Kas vyksta žmonių širdyse, kažkas vyksta. Visi tos akmenys jau turbūt turėjo rankose, jos numeta. Ir 8 eilutė, ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, sąžinės apkaltinti, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų iki paskutinių. Matom, visi kunigai, vyresnieji, apsirengę kaip kunigai, pradėjo trauktis, nes Dievas per jų sąžinę apkaltino juos ir jie negalėjo būti tie pirmi, kurie meta akmenį. Ir mes matom, kad arba sąžinė kaltina mus ir mes pripažįstame, kad esame nuodėmingi ir neskubame teisti kitų, arba mes ignoruojame savo sąžinę, nepripažįstam, kad esam kalti ir su akmenim į kitus. 21 amžiuje nenaudojam akmenų, naudojam žodžius, bet kartai žodžiai skauda labiau nei akmenys. 10 eilutė. Atsitiesęs ir nebematydamas nei vieno, tik moterį, Jėzus paklausė, moterie, kur tie tavo kaltintojai? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsiliepė, niekas viešpatie. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nesmerkiu. Ir vienintelis toj vietoj, kuris buvo be nuodėmės, buvo viešpats. Ir jis turėjo teisę mesti tą akmenį, bet sako, aš tavęs nesmerkiu. Ir įdomu, kad čia istorija nesibaigė. Dažnai ir netikintys cituoja ir paima iš konteksto šitą viešpatės, sako, mes niekada nieko negalim smerkti. Ir iš tiesų, viešpats sako, nesmerkiu. Ir toliau sako, eik ir daugiau nebenusidėk. Viešpats aiškiai sako, kad moteris nusidėjo. Jis nesako, kad nėra nuodėmės, viskas gerai, kaip gyvenai, taip gyvenk toliau, aš tavęs nesmerkiu. Ir šiuolaikinė postmodernizmo kultūra sako, visi gali turėti savo nuomonę, kas yra nuodėmė, kas nėra nuodėmė, bet viešpats nekalba taip, jis sako, tai, ką tu darai, yra nuodėmė, tu nusidėjai. Aš tavęs nesmerkiu, prieš tai sakė, bet sako, kad tu nusidėjai. Ir ne tik, kad įvardina, atleidžia jai, bet ir sako, eik ir daugiau nebenusidėti. Netgi ragina nenusidėti, nenuodėmiauti. Ir ką viešpats mus moko, tai moko mus žvelgti gailestingai, nekaltinti kitų, rūpintis savo, viešpats neturėjo nuodėmė, bet mes turim rūpintis visų pirma savo nuodėmėm, prisiminkime apie tą rastą didelį. Bet jeigu reikia, jeigu yra klausimas, mes įvardinam net ir netikintiem, nors čia kontekstas iš tikrųjų yra tikintiem, sako broliui. Prisimena, tai čia labiau kalba apie santykius tarp tikinčių. Taigi viešpats rodo mus, moko nesmerkti, žiūrėti gailestingai, bet taip pat rodo, kaip su gailestingumu įvardinti nuodėmę ir raginti nenusidėti, raginti nenuodėmiauti. Galim matyti, kad, taigi matom, kad yra toks teisingas teisimas arba smerkimas, galbūt teisimas. Viešpats sakydamas, neteiskite, nesako, kad niekada, jokiais būdais, tu niekada negali teisti. Tai reiškia, yra tas netinkamas teisimas ir yra tinkamas teisimas arba
teisingas teisimas. Tai pabandykim dabar pažiūrėti, o koks tas teisingas teisimas. Arba kaip mums tai daryti su įžvalga, su atidumu. Dar kartą perskaitysiu pagrindinę vietą. Sako, kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisiami. Kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikite. Saikas yra tam tikras litrų skaičius matų vienetas. Kaip sakytume paprastai būtiškai, su kokio dydžio kibiru tu matuoji kitam, su tokiu kibiru ir tau bus atmatuota. Kartais tas saikas lietuviškai turi ir kitą prasme, kaip susilaikyti, tu sako, turėk saiką, tai čia ne apie tai. Čia yra matų vienetas. Tai yra tam tikras, kaip tarkim, 10 litrų ar 30 litrų, tam tikras matų vienetas. Ir tada Viešpats sako, kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje. Arba kaip gali sakyti broliui, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies. Ir medžio krislas arba medžio drožlė, gal net tikslesnis būtų, ir tas rastas yra dailidės terminai. Dailidė mes dažnai galvojam, kad tai buvo kažkokius smulkius dalykus drožinėdavo, bet dažniausiai kalba rašto aiškintojas, kad tai yra statybų apdailininkas ir dažniausiai tai buvo su medžiu darbai, tarkim net ir su tokiu medžiu darbai, kaip Viešpats darydavo ir darydavo, tarkim, langus, duris, tokius ne pačius mažiausius objektus, kuriuos darydavo. Ir Viešpats čia naudoja hiperbolę, tai reiškia tokia paryškina tą dydį, nes taip negali būti toks rastas, negali būti aky. Bet Viešpats kažką nori pasakyti labai ryškiai. Sako, mes savo nuodėmes linkę sumažinti, nes mes save pateisinam ir savo esame gailestingi. Ir jeigu aš nusidėjau, tai kaip krislas. Bet jei mano brolis nusidėjo, tai jau rastas ir mes nelinkę būti nelinkę jo suprasti, galbūt jis augo visai kitoj šeimoje, galbūt jis neskaito švento rašto 30 metų kaip tu, arba galbūt Dievas davė skirtingas aplinkybės jo gyvenime. Ir toks požiūris yra, kuris nukreipia mus labiau rūpintis, ar tikrai tik tai krislas mano aky. Rastas yra toks, kad uždengia kitus ir tu nieko nematai, be to tu nenori suprasti, uždengtas tas, tu nematai per tą rastą. Dabar jau nepakelsiu aš jo, bet jis uždengia aky, tu nieko nematai, tu neužjauti, nesupranti, tu nematai to. Ir mes žinome, tie, kurie studijuojate laišką romiečiams kartu antradieniais, 3 skyriui 10 eilutė, praeitą antradienį studijavome, skaitome 10 eilutė, nėra teisaus, nėra nei vieno. 12, visi paklydo ir tapo netikusiais. Kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą. Mes matom, kad visi yra kalti, visi turi ar krislą, ar rastą, bet visi turi nuodėmę. Ir geriau tada jau rūpintis savo nuodėmėmis, ne kaimyno savo nuodėmėmis. Ir pažiūrėkime į vieną istoriją dar, antrąją, iš Luko 6 skyriaus. Galite atsiversti, kas turi šventą raštą, gan ilgoką istoriją. Luko 6 skyrius nuo 36 eilutės. Primenu, kad kontekstas yra kalbam, o koks tada tas teisingas teisimas, arba kaip teisingai arba tinkamai teisti. Ir iškart perspėjau, kad atkreipkite dėmesį, kad Viešpats turi priekaištų fariziejui. Jis neturi priekaištų tai atgailaujančiai moteriai, bet Viešpats turi priekaištų fariziejui. Luko 6:36. Vienas fariziejus,
pakvietė Jėzų kartu valgyti. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, sužinojusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebrastinį indą kvapaus tepalo ir verkdama priėjo iš už nugaros prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris Jėzų pasikvietė, samprotavo. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį liečia, nes ji nusidėjėlė. Ir mes matom, kad vėliau žinom, kad Simonas, tas fariziejos vardas. Žinot, mes paprastai į savo namus nekviečiam bet ko. Ir tuo metu, tuo labiau tame Izraelyje, bet kas pas bet ką, taip, tarkim, nusidėjėlė moteris ateiti pas fariziejų namus negalėjo. Ir jis labai rūpinosi savo įvaizdžių žmonių akyse, kaip jis atrodys prieš kitus fariziejus. Ir ko gero jis viešpatį ir pasikvietė, kad savo įvaizdį pataisyti. Ir čia staiga sugadina jo namus, ateina jo nuomonė bjauri ir visiems žinoma nusidėjėlė. Ne šiaip, sako, visas miestas žino jį nusidėjėlį. Ir tada mato, kad ji daro tam tikrus veiksmus ir viešpats leidžia tai daryti, viešpats neišvaro jos. Ir Simonas norėjo išvaryti šalin nusidėjėlę, eik iš čia. Taip ir mes kartais norėtume, kad tie, kurie šalia mūsų nebūtų šalia mūsų, bet kad eitų šalin nuo mūsų. Nes mus erzina nuosavas teisumas, ką viešpats ir konfrontuoja. Ir 40 eilutėje Jėzus tarė: Simonai, turiu tau kai ką pasakyti. Tas atsiliepė: sakyk, mokytojo. Skolininkas turėjo 2 skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiems. Prisimenat, neseniai skaitėme, kad visi yra Dievo akyse kalti arba skolingi. Tiesiog šitam palyginime sako, kad vienas skolingas didesnę sumą, kitas skolingas mažesnę sumą, bet abu neturi iš ko atiduoti. Visi mes iki vieno patys negalim savęs išpirkti. Vienas Heidelbergo katekizmas labai aiškiai tai sako. Toliau skaitom, kuris labiau įmylės? Simonas atsakė: manau, jog tas, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė: teisingai nusprendė. Ir atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui: matai šitą moterį, aš atėjau į tavo namus. Dabar atkreipkim dėmesį, viešpats pradeda kaltinti arba vardinti, ir reiškia, galima taip daryti teisingai. Ir viešpats kalba apie netinkamą fariziejaus elgesį, apie netinkamą svetingumą, apie nepagarbą tam pačiam viešpačiui. Ir jis kalba, sako, tu nedavei man vandens kojom nusimazgoti, o ji laistė ašaromis ir šluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o ji vos man atėjus nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl sakau tau, jos gausios nuodėmės jai atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Tai viešpats toliau šokiruoja, kaip žinome, kad kas gali atleisti nuodėmės? Nuodėmės gali atleisti tik Dievas. Jėzus atleidžia nuodėmės. Ir tada, tai kas tada yra Jėzus? Mes žinom, kad tai Dievas, bet tada fariziejai tai šokiravo, kad Jėzus atleidžia nuodėmės. Nuodėmės gali atleisti tik Dievas. Ir Jėzus, taip kaip moteriai pasakė, eik ir daugiau nebedaryk tos nuodėmės, kurią darėjai. Taip ir čia, sako, tavo svetingumas buvo nepagarbus. Sako, tu nedavei man vandens kojom nusimazgoti, kas buvo įprasta svetingumui. Tu manęs nepabučiavai, reiškia, nepasveikinai. Žiūrėjau, ar šiandien visus pasveikinau. Tikiuosi visus pasveikinau. Nepykite, kažką nepasveikinau. Sako, tu aliejumi man galvos nepatepei. Vėl tai buvo svetingumo, pagarbos.
taip kaip pripažinti kaip rabį, kuris gali kalbėti, patepti jį aliejumi. Visiškai jis žiūrėjo arogantiškai į Jėzų, o moteris, dabar nesiplėsim, nes kitą vietą nagrinėjam, jinai sudaužo brangų alebrastinį indą kvapaus tepalo. Galbūt kelių metų algą savo paukoja. Viešpačiui sudaužo ne tik tą indą, bet ir savo širdį prieš viešpatį ir atgailauja. Taigi prisiminkime, kad sako, jiems neturint iš ko atiduoti, atsimenat, abu neturi iš ko atiduoti. Tai kaip tu gali teisti kitą, kai tu pats neturi? Tau viešpats dovanojo, yra kitas palyginimas, šiandien jo nenagrinėsim, bet viešpats dovanojo, atsimenat, vienas buvo skolingas 10 000 talentų, kitas mažiau ir sako, jiem abiem dovanojo. Ir paskui kitą savo draugą puolę smaugė. Tai mes negalim pamiršti, kad viešpats mums dovanoja. Na ir trečia dalis, pažiūrėkime, kokiems žmonėms, ko gero, kad viešpats kalba apie žmonės. Viešpats vėl labai ryškiai ir drąsiai, kaip kalba apie rastą akį, jis kalba ir apie šunis, ir apie kiaules. Tai reiškia kažkokius žmonės, nes jis kalba apie žmonės, prilygina šiems gyvūnams. Žinoma, kažkitus žmonės prilygina avims. Taigi matom, kad iš tikrųjų kyla klausimas turbūt ypač apie šunis, nes dabar 21 amžiuje ir 20 amžiuje šunys yra, šunys vieni iš pirmųjų buvo prijaukinti, bet tuo metu Izraelyje nebuvo tiek daug prijaukintų šunų ir dažniausiai šunys buvo palaidi, pusiau laukiniai, lakstydavo gaujomis, grupėmis ir tiesiog puldavo žmonės. Gyvendavo kažkur miesto pakrašty, už miesto. Ėsdavo taip pat visokias šiukšlės, tarkim, šiukšlynai būdavo dažniausiai už miesto, tai ėsdavo kažkokias šiukšlės už miesto ir kirsdavo žmonėm, puldavo žmonės. Taigi matom, kad toks vaizdas to nešvaraus to šunio, dabar negalvokim apie tą šampūnų išpraustą mielą šuniuką, kurį mes visi išdresavę ir pas kažką galbūt ir lovo miega. Tai netoks. Kitas gyvūnas yra kiaulė, kuris Senajame testamente vienareikšmiškai buvo nešvarus. Kiaulė visada buvo, dabar nesiplėsiu, daug kartų Senajame testamente buvo pripažintas kaip nešvarus gyvūnas. Prie jo net negalėdavo prisiliesti izraelitai, jos kiaulės laikydavo tik pagonys. Ir taip vėl. Viešpats nenori pažeminti kažkokių žmonių, sakydamas, neduokit Evangelijos tam ir tam ir tam. Tačiau jis kalba, tarkim, sako, jeigu mes turime mažus vaikus, jeigu jūs turit, pavyzdžiui, žinot, yra didžiausia kupiūra 500 eurų, sako, jūs neduodat 500 eurų žaisti savo vaikui 1 metų, nes jis nesupranta, kas tai yra. Ne dėl to, kad tu piktas ant savo vaiko ir gaili vaikui 500 eurų, bet tu neduodi brangių dalykų tam, kas nesupranta. Taip ir kalbant apie kiaules, jeigu kiauliai duosi gilę ąžuolo gilę ir perlą, kuris daug kainuoja, ką kiauliai suės pirmą? Turbūt suės abu, bet pirmą suės gilę, nes galvo, kad gilė jai vertingiau. Tai reiškia, kad, sako, ta kiaulė yra tas, kas nevertina to, kas yra brangu. Ir labai nežiūrėsim ilgai, bet mato 13 skyriui 46 eilutė viena, sako, atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka tai. Taip ir mūsų gyvenimai, mūsų požiūris į Evangeliją, į sekimą Dievu, kad yra pats brangiausias dalykas mūsų gyvenime. Tai brangiausias perlas, dėl kurio tau negaila visa kita. Jeigu tai sako, čia, žinai, dėl visą ko nueik į bažnyčią kartą per metus, susiformink, žinai, ir viskas bus gerai, bet sako, ne, tai kas brangina. Šunys, kaip sakiau, puldavo žmonės ir puldavo ypač už mieste galbūt jie bijodavo žmonių, arba net kartais reikėdavo paimti akmenį, kad pagazdinti tą šunį, kad jis nepultų ir matydavo, kad tu turi kuo apsiginti, jis nepuola. Taigi irgi mato 10 skyriui 12 eilutėje, paskaitykime, čia ir kontekstas, kaip viešpats siunčia mokinius skelbti Evangeliją ir kalba, kaip elgtis, kai jie yra pasiųsti
Mato 10 skyrius nuo 12 eilutės. Įeidami į namus pasveikinkite juos, o jeigu namai bus verti, te ateinie jiems jūsų ramybė. O jeigu bus neverti, jūsų ramybė te sugrįžta jums. Jei kas jūsų nepriimtų ir neklausytų jūsų žodžių, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų. Mes matom, viešpats moko, kaip elgtis, arba yra ir apaštalo Pauliaus kitos vietos, neskaitysim, sako, negaiškite laiko su tais, kurie nenori jūsų girdėti ir nedeginkite to laiko. Gerai, galbūt viešpats duos atsiversti vėliau. Ir Paulius Areopage apaštalų darbuose skaitom, kaip galėjo jis ten diskutuoti iki negalėjimo su filosofais, bet jis paskelbęs Evangeliją, mato, kad jie nesiklauso toliau ir tik puola kaip šunys, tai va tas šunų įvaizdis yra tas puolimo, kandimo šunų. Be abejo, mes esam atviri visiems skelbti Evangeliją, bet esam taip pat ir išmintingi. Ir geriau leisti, antradienio vakarą Biblijos studiją, tie, kurie nori nagrinėti Dievo žodį ir įdomiai su jais diskutuoti, negu ginčyti su kažkuo, kas nenori. Aišku, galima galbūt pasiginčyti, bet ribotą laiką. Taigi pakartosiu, kad viešpats mus kviečia neteisti, nesmerkti, būti gailestingais. Tačiau nereiškia, kad jisai ragina mus ignoruoti nuodėmę. Jisai kalba, sako, aš tavęs nesmerkiu, bet eik ir daugiau nebenusidėk. Viešpats moko mus rūpintis savo rąstu, ne kaimyno krislu ar maža kažkokia nuodėmė. Ir taip pat su įžvalga žiūrėti žmonės, kurie galbūt puola, atakuoja. Čia galbūt šiame laike taip pat galima dar būtų pasakyti ir socialiniuose tinkluose. Dažnai būna pikti komentarai, kur aš sakyčiau, dabar aš nevadinu tų žmonių, kiaulėmis ar panašiai, bet ta nuostata, kurią galbūt puola, net nereikia atsakinėti, turbūt geriau neatsakyti, geriau nedeginti savo laiko. Taip viešpats moko savo žodį. Paprašysiu atsistoti maldai. Viešpatie, ačiū tau už tai, kad tu mus mokai savo žodžiu. Padėk viešpatie mums būti išmintingiems, įžvalgiems ir matyti viešpatie, kada mes turime savo brolį palaikyti, būti gailestingais. Visų pirma, rūpintis savo nuodėmėmis. Taip pat viešpatie būti išmintingai su savo laiku. Nežeminant kitų, nesmerkiant, bet išliekant ištikimiems tavo žodžiui. Dėkojame viešpatės vardu. Amen. Kviesiu giedoti toliau 66 psalmę.
Kviečiame prisėsti. Dabar laikas yra skelbimams ir informacijai. Tai džiugu, kad jau gavome kitų metų kalendorius, metai bėga ir tie kiti metai. Jie yra dovanai, bet jeigu turite norą, aukokite visada parapijai. Išlaidos yra įvairių, bet galite paimti po keletą, kad įsivaizduoti. Paprastai mes gaunam tiek, kiek perkam žurnalų. Mes perkam jų 20, tai gaunam 10 kart daugiau kalendorių. Tai jų turim 200. Taigi galim paimti ir savo, ir savo artimiems. Lietuvių kalba taip pat keletas yra ukrainiečių kalba, 14, tai tie, kurie pažįstat ukrainiečių, galite irgi paimti, ukrainietiški yra toj pusėje. Taip pat yra gyvųjų šaltinių žurnalas, krikščioniškas žurnaliukas, jo šio tema apie paauglystę, jaunystę, tie, kas turite vyresnių vaikų, tai ypač aktualu, galite irgi kartu paimti. Šiandieną po pamaldų turėsim kaip įprasta agapę, kviečiame pasivaišinti, bet taip pat turėsime ir parapijos valdybos susirinkimą, tai valdybos nariai niekur nepabėkite. Parapijos vardu noriu padėkoti už aukas, metinės aukas, mėnesinės aukas, jau kaip kas širdyje esate nusprendę, kas aukojate, galite tai daryti taip pat ir grinais, ir užrašę savo vardą, pavardę ir įdėti į paaukojimus. Galite daryti tai pavedimu, kaip jums patogiau. Taip pat yra narystės anketos. Kaip minėjau, kad pasikeitus klebonui atsakingam norime surinkti duomenis, kad turėtume tiek gimtadienius, tiek paprastą informaciją. Niekas iš esmės nesikeičia. Nebuvo taip, kad tas, kas buvo narys, bus ir toliau. Tačiau tiesiog, kad būtų patogiau komunikuoti, bendrauti, kviečiame paimti, užpildyti, galite paimti ir į namus ir tada kitą sekmadienį ar kada atsinešti ir grąžinti. Įprastos tarnystės vyksta antradienį 8 vakare, nuotoliniu būdu Biblijos studija. Visiems lietuvių kalba. Nagrinėsime Romiečiam laišką 3 skyrių nuo 21 eilutės. Ilgą laiką nagrinėjom tokį nelengvą laiką apie mūsų nuodėmingumą, apie Dievo rūstybę, ir pagaliau turime Evangelijos žinią. Tai tie, kurie nebuvote, galite prieiti prie manęs, aš persiųsiu jums nuorodą, vyksta per Google Meets platformą. Taip pat toliau bus anglų kalba įprastų laikų trečiadienį vakare, tada ketvirtadienį 11 moterims anglų kalba, bet su vertimu lietuvių kalba. Taip pat ketvirtadienį 19 val. Maldos vakaras. Kas antrą ketvirtadienį? Lygtais viską pasakiau. Ir turime šiandien svečių, kaip jau girdėjote, kurie atidžiai klausot pamokslus ir vaikų pamokslus. Noriu pakviesti Christopher Van Dalen. Can we invite you? Just say a few words, and Sharunas, could you translate? Yeah, just about you. I'll do maybe for Sharunas. Okay? Just share about you. Well, hello. It's a privilege to be here with you. Sveiki, visi, didelė privilegija būti su jums kartu. My name is Christopher Van Dalen. I am the son of Frank Van Dalen and Emily Van Dalen. Mano vardas Christopher Van Dalen, esu Franko ir Emily Van Dalen sūnus. And my lovely wife is here in the second row, Stephanie Van Dalen. O mano mylima žmona sėdi antroje eilėje, Stephanie Van Dalen. It is very encouraging for us to see the love of Christ in this church here. Man glosto širdį jausti Kristaus meilę šioje bažnyčioje. And we bring you greetings from your brothers and sisters in America. Ir atnešame jums linkėjimus nuo jūsų brolių ir seserų Amerikoje. Especially from those in the Associate Reformed Presbyterian Church. O būtent nuo šių asocijuotoje presbyterijonų bažnyčioje Amerikoje. They are praying for all of you. They are supporting all of you. And they are also very encouraged to hear about the Lord's work here. Jie už jūs meldžiasi, girdi apie jūs ir
juos labai įkvėpė žinia apie viešpaties darbą čia šioje bažnyčioje. Stephanie and I have 3 children, Noah, Elijah, and Sophie. Mes su Stephanie turime 3 vaikus, Noah, Elijah Sophie. ir Sofija. If you want to see pictures of them afterwards, we think they're very cute, so I think you should see pictures. Jeigu norėtumėt po pamaldų pamatyti, kaip jie atrodo, mes manome, kad jie nuostabus, tai mes turim nuotraukų. Then about me, I am currently in seminary. I am studying to be a pastor, and will finish in about 1 year. Šnekant apie mane, tai dabar mokausi seminarijoje, siekiu tapti Dievo žodžio tarnu ir man liko metai mokytis. And I am preaching and teaching at my home church, Devonshire Road Presbyterian Church. Ir aš pamokslauju ir mokau mūsų bažnyčioje, Devonshire kelio bažnyčioje. Unfortunately for me, I'm always being compared with my father. Aš apgailestauju, kad nuolat esu lyginamas su savo tėvu. And as you know, he is a very good preacher. O kaip jūs žinote, jis yra puikus pamokslautojas. But we thank you for your welcome here. Nuoširdžiai dėkoju, kad gražiai sutinkate mus čia. And for all the hospitality we've had from different people in this church, especially Pastor Danis and his wife Rita. Ir aš noriu pažymėti, kad susilaukiau daug svetingumo iš įvairių bažnyčios žmonių, o ypač iš Dainiaus ir Ritos jauterių. And we look forward to seeing what the Lord will do here in Kaunas. Ir mes nekantriai norime pamatyti, kaip Dievas toliau kels ir globos šią bažnyčią Kaune. Thank you. Dėkoju. Thank you very much. Thank you very much. Tai yra didelis Dievo darbas, kai gali matyti daug kartų. Čia turbūt 4 karta, it's 4th generation, yeah, tai iš tikrųjų labai ir tiesiog net retas įvykis žemės rutuly, kai 4 kartos tarnauja viešpačiui, tai yra Dievui garbė ir šlovė. Tai po pamaldų galėsim pabendrauti, pažinti vieni kitus geriau. Kartu su mumis yra Jūratė Liuzienė, kartu su dukra Šarūne ir jos mini ir prisimena prieš mėnesį, jau praėjo mėnesis, pas viešpatį išėjusią savo krikšto mamą, Genę Kniukštienę, kuri tarnavo ir Vilniuje, buvo Vilniaus choro tarnautoja, giedojo ir galėjom su ją atsisveikinti, palydėti prieš mėnesį laiko. Ji yra palaidota Kalnanalio kapinėse, Kretingos rajone ir paskaitysime iš Dievo žodžio, žinote, iš 1 laiško Tesalonikiečiams 4 skyriaus nuo 13 eilutės. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėt, kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivienyje su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir toliau 18 eilutė sako, todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais. Ir mes taip pat maldoje guosime jūs, melsimės dėkodami Dievui už pas viešpatį išėjusią Genę Kniukštienę, kuri buvo ištikima viešpačiui, tarnavo. Mes negalime matyti jos tikėjimo, bet galime matyti darbus. Tai, kad ji tarnavo bažnyčioje, rodo jos tikėjimą. Ir mums nėra lengva skirti su artimiesiems, dėl to melsimės paguodos, Dievo gailestingumo ir melsimės už šias brangias tikėjimo seseris Jūratę ir Šarūnę. Pakviesiu atsistoti maldai visus. Viešpatie Dieve, dėkojam tau už šias brangias seseris, už Jūratę ir Šarūnę, kurios prisimena maldoje, dėkoja Dievui už prieš mėnesį išėjusią
pas viešpatį Genę Kniukštienę. Viešpatė, tu savo žodį mokai, kad jeigu mes tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai ir Dievas tuos, kurie užmigo susivienyje su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir viešpatė, mes guodžiame savo seseris Kristuje, prašydami viešpatė tavo paguodos, jom tavo gailestingumo. Dėkojame viešpatė, kad jos yra kartu su mumis, kad jos seka tavimi, mokosi iš tavęs. Ir viešpatė, esam dėkingi už Genės Kniukštienės gyvenimą. Ir atiduodame tau vienam garbę ir šlovę, dėkodami viešpatė už visą tai, ką tu darai. Viešpatė, ačiū tau, taip pat už Christopher, Stephanie, Van Dalen, kurie svečiuojasi pas mus. Meldžiamės viešpatė už jų tarnystę, Dieve, meldžiamės Dieve tavo valios, dėl tavo planų, kur jie tarnaus kaip misionieriai, viešpatė, meldžiamės Dieve, tebūna tavo valia. Žinom viešpatė, kad tavo valia yra geriausia, ką tu gali duoti, ir viešpatė, mes esam pasiruošę tai valiai paklusti, ir viešpatė, jie yra pasiruošę paklusti, ir meldžiam Dieve jiems išminties, atpažinti, pasirinkti ir sekti tavimi. Ačiū viešpatė tau, meldžiamės už jų kelionę, kuri prasidės rytoj atgal pas savo vaikučius. Meldžiamės viešpatė, kad tu saugotum juos. Meldžiamės dėl jų skrydžių viešpatė šitam nerame laike, kad jie saugiai pasiektų savo namus. Viešpatė, dėkojam tau už tai, ką tu darai mūsų širdyse. Dėkojame viešpatė tau už visus narius bažnyčios, už tarnautojus, už tos, kurie tarnauja savo dovanomis, tuo, ko galėdami, ar garbindami tave, grodami valdyboje ar kitais klausimais, pagalbiniais, kur be būtų, viešpatė, ačiū tau už kiekvieną brolį seserį, kuris aukoja savo laiką, aukoja finansus, taip pat viešpatė dėkojame už narystės aukas, atiduodame tau šlovę, viešpatė, ir meldžiam išminties, kaip tinkamai paskirstyti finansus tavo garbė ir tavo šloviai. Viešpatė, meldžiamės už tas tarnystės, kurios vyksta beveik kiekvieną dieną bažnyčioje, kad viešpatė, meldžiamės, kad tavo kiekvienam žmogui būtų patarnauta pagal amžių, pagal socialinę grupę, kad mes kiekvieną galėtume pasiekti ir viešpatė taip pagarbinti tave. Viešpatė, meldžiamės už taip pat su mumis kartu esantį Aleksandrą Litkę, kaip jau praeitą savaitę meldėmės dėl jo darbo toliau, prašydami viešpatė. Jis viešpatė bėgo iš savo šalies ir viešpatė, tu esi tas globėjas, tu esi viešpatė ta priebėga, viešpatė taip pat tu mokai melstis. Ir viešpatė, mes kartu su juo stovim, suprantam į jo šeimą, taip pat jo žmoną Sofiją, melsdamės ir užtardami ir prašydami viešpatė tavo pagalbos ir gailestingumo jų šeimai. Viešpatė, meldžiamės taip pat už parapijos valdybos sesiją, kuri bus iš karto po pamaldų. Esam dėkingi viešpatė už tai, ką tu darai mūsų valstybėje, taip pat dėkojam už taiką, kurią turime. Meldžiame už tuos, kurie kenčia, tiek Ukrainoje, tiek kitur, prašydami viešpatė tavo gailestingumo ir kad jie tave pažintų. Viešpatė, ir visus kitus maldos žodžius sudedame į tą maldą, kurią tu mus mokai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Pakviesiu surinkti aukas, tai yra Dievo garbinimo dalis, ir kartu giedosime 192 giesmę, 1, 2, 4 posmelius. Mes tavęs klausyk nebesame.
aronišką į palaiminimą. Viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave. Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te sie tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. Eisime ramybėje į pasaulį, kurį siunčia pas Viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa ir druska, gyvensime krikščioniškai, kad žmonės matydami mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą atsigręžtų į Viešpatį ir šlovintų dangišką Tėvą. Ir pamaldas baigsime tylia malda. Silent prayer. Amen.